Rūta. Mindaugas. Šiandien šiek tiek pakalbėsime apie apatinę grandinę mūsų, šlaunis, sėdmenis, kojas bendrai ir padėliosime keletą pratimų būtent šiai raumenų grupiai. Mindaugai padėsi man šiek tiek. Tai žinau, kad visi apšilinėjom skirtingai ir tikrai kiekvienas prieš sportą prasukam sąnarius, šiek tiek apšildom save ir turime savo rutinas, tai tikriausiai, kad apšilimą padaryti reikia, jums nebus naujiena. Bet kadangi mano pratimai sudėlioti apims šiek tiek ir papildomo svorio, jei turėsit galimybę, tai mėgstu pradėti nuo šiokios tokios aktyvacijos. Tai Mindaugai atsisėsk į 4 taškų poziciją, ar ne, klubo, rankos kojos, 90 laipsnių kojos sulenktos. Ir šitoj pozicijoje, kad šiek tiek aktyvuotume savo korą, kelsim priešingą ranką ir tiesim priešingą koją. Pamėgim, neįspirk suoliuko, taip. Taip, dabar čia noriu sudėlioti akcentą, tai Mindaugai šiek tiek pabūk ramiai. Koja jūs turėtų paskelti po centimetriuką nuo žemės, jokių būdų nekelkite, dėl to, kad lūš jūsų apatinė nugara ir tada jau koras visiškai nesiaktyvuoja. Bandote ištempti priešingas jūsų galūnes, grąžinam į pradinę poziciją ir tą patį kitą pusę padarom, kita ranka, kita koja. Dar žemai, dažna yra klaida būtent per aukštai keliamas kojas, tai visą laiką stenkitės žeminti ir pasitikrinat, išties koją, pasitikrinat, ar galit greitai paliesti žemę. Pabandyk, matai, kiek dar aukštai buvo tavo koja. Gerai, sustojam. Šitą pratimą pasidaryti reikėtų bent po 10 kartų vienai pusiai ir kokius 2-3 užėjimus tam, kad susiaktyvuotų reikiami raumenys. Ir toliau keliausime šiek tiek į rimtesnius pratimus. Tai vėlgi, pratimas galimas naudoti kaip jėgos pratimą ir kaip aktyvacija taip pat. Atsigulam ant žemės, atsigulam ant nugaros. Tai darysime dubens kėlimą, kojos yra sulenktos ir čia labai svarbu, kad jūsų kojų akcentas būtų svoris ir jėga į kulnus, kad kulnai spaustų žemę visuomet. Rankos, kaip sakot? Galite pakelt, bet šiaip tai atpalaiduokit pėdas ir nieko apie jas negalvokite, svarbiausia, kad kulnai spaustų į žemę ir tokioj pozicijoje keliam dubenį į viršų. Keliam tiek, kiek susispaudžia sėdmenis vienas į kitą ir būtinai laikom taip pat įtemptą ir pilvą. Aš patikrinsiu pas Mindaugą, ar veikia pilvo presas, nes persistengti pakelt dabar. O čia jau yra Mindaugas išsirietęs ir taip daryti nereikėtų, nes pilvo presas ir raumenynas korseto neveikia taip, kaip turėtų. Tai visą laiką liekam iki tol, kol galim kontroliuoti, leidžiam dubenį ir tik palietę žemę iš karto važiuojam į viršų. Viršutiniai pozicijoje reikėtų sustoti kokias 3 sekundės, taip kad jūs suprastumėt, kad tikrai užakcentavot maksimalų įtempimą sėdmenų ir neatsipalaiduoti per daug apačioje, negulinėti. Įsivaizduokit, kad žemė po jūsų sėdmenimis yra karšta, tad vos prilečiat ir vėl atšokat atgal. Ir iš karto dar, kol Mindaugas guli šitoj pozicijoje, noriu parodyti, kad aktyvacijai padarius pakankamą kiekį tokių pratimų, jūs galite šitą pratimą panaudoti ir kaip jėgos treniruotę ir užsidedant svorio šiek tiek. Paduosiu tau. Svorį dėkite irgi orientuotą į tą poziciją, kuri daugiausiai keliasi ir susiliečia su žeme. Tai labiausiai orientuotis pilvo apačią ir netgi kaklikaulio pradžią, kad visas svoris atsiremtų tenai. Ir šitą svorį keliame sėdmenų pagalba į viršų. Taigi taip pat užfiksuojam kelias sekundės ir važiuojam taip. Dar kita variacija būtų jau dėti savo mentes ant suoliuko ar kažkokio paaukštinimo ir tada ant dubens dėtis daugiau svorį. Su šitu pratimu baigsim. Padedu svorį. Svoris beje, pas mane yra blynas, pas jūs gali būti bet kas iš buities, sūnus dukra irgi tinka, visą laiką už svorius labai puikiai pasitarnauja ir namų sąlygom tada tas pratimas tampa paprasčiau įveikiamas. Sekantis mūsų pratimas, kitas, lietuviškai tariant, tai bus įtūpstas laikant vieną koją ant suoliuko, pakeltą. Ir pradžiai galbūt reiktų paminėti, kaip tą atstumą pasimatuoti, nes su šitais įtūpstais visą laiką yra
klausimas labai paprastas yra sėdint ant savo suoliuko arba kėdės, nuo kurios pakelta koja bus, ištiesti vieną koją ir toj pozicijoje ta koja turi likti, ar ne? Tada pakeliam, uždedam galinę koją ant suoliuko, kėdės, bet kokios pakilos ir šitoj pozicijoje mes galim daryti įtūpstus. Prašau pakartoti tą patį. Koja ištiesi, užfiksavai į tą poziciją. Atsistot reikia dar. Aha, atsistot reikia, galinę koją užkėlį, ant pirštų kelkite taip, kad jums būtų komfortabilu ir labai svarbu, kad pėdos pozicija jums komfortiška būtų ir jinai nesukiotų jūsų kojos ir kelio į šoną. Šitoj pozicijoje tupiam žemyn. Reiškia, aš leidžiu kelią. Kelią leidžiu tiksliai po savim, žemyn, tiek, kiek sugebi ir iškyli. Mindaugas yra stiprus, todėl keliu jisai pasiekia žemę, jo mobilumas yra geras. Tačiau jums to daryti tikrai nebūtina. Jūs leidžiate stol, kol jūs galite stabiliai, tiesiai atsistoti į viršų į pradinę stovėjimo poziciją. Čia turbūt įskaitant ir į priekinį kelią, ne? Žiūrėti, kad ten galia, bet taip čia nebėgioti. Apskritai šito pratimo tikrai yra pagrindinis akcentas. Stabilumas kelio ypatingai, todėl nereikėtų skubėti, nereikėtų rinktis tempą tokį, kur galite visiškai sukontroliuoti kelio poziciją, tupiant ir savo kūno poziciją. Šiek tiek. Taip pat ir pėdą, ne? Turbūt jeigu išsuksite į vidų ir jūsų kelias nebėgiotų ten. Bet kokia įtūpste arba pritupime, kelias turėtų eiti šiek tiek švelniai pasuktas į šoną arba šiuo atveju visiškai tiesiai. Čia apačiai pailsėti galima? Negalima pailsėti. O koją pakeisti galima? Koją pakeičiam be abejo, pasidarom tokių pratimų tikrai kitokio jau deginančio jausmo sėdmenį ir kojoje ir tada galite keisti koją, o serijai galite pasidaryti tiek, kiek jums patinka ir priklausomai nuo treniruotės tikslo. Jau patiko, ne? Tai tada dar, kad būtų šilčiau sėdmenims, griebk girą į rankas. Vėlgi pas jūs gali būti maišas grūdų, žemų, smėlio dukros sūnus. Į abi rankas krūtinės lygmenyje, taip kaip patogu laikyti, galite ir apverstą girą visą laiką laikyti. Ir šiuo atveju, ką darysim, tai įtūpstus užkryžiuojant koją iš galo, žingsnis į šoną ir tupimas. Šiek tiek galinė koja užsikryžiuoja, bet korpusas lieka tiesus, svarbu, nes jeigu jūs kartu su kojos pagalba užsisuksite į šoną, tai yra tas pats standartinis įtūpstas, o čia mes norime labiau apkrauti sėdmenis. Čia turbūt svoris, jeigu nereikalingas. Visą laiką viską galima daryti be svorio, tai aš rodau su svoriu tam, kad būtų efektyviau ir jėgos variacija, bet pradedantiesiems arba po ilgesnės sporto pertraukos visą laiką šitus pačius pratimus galima daryti be svorio, arba kaip aš mėgstu pavyzdžiui, tai apšilime daryti be svorio, lėčiau, paprasčiau, susiaktyvuoti, tuo pačiu prasimankštinti ir tada jau pasiimti svorį. Darant funkcinių pagrindų tokius pratimus, mano akcentas visą laiką būtų į amplitudę, tai pirmiausiai save išdirbti savo kūną tiek, kad galėtumėte įtūpstę su keliu paliesti žemę, kad ir be svorio, tačiau pilnai tą gylį turėti, ne? O tada jau imti svorį ir daryti viską su svoriu. Ir turbūt dar nes kas yra svarbu, tai pozicija šita. Jeigu dirbate su svorio ar be svorio, jūs neatsilošite atgal. Jūs visą laiką turi būti pozicija tiesi ir, aišku, nepasvyrančiai priekį. Tam mes darėme pirmą pratimą ir antro pratimą, dubens kėlimą, kad susiaktyvuotų tiek pilvas, tiek sėdmenys ir kad teisingai dirbtų tokiuose pratimuose. Tam aš rodžiau šitą apšilimą, labai geras komentaras Mindaugo, tai žinokit visą laiką, kad jeigu jūs laikysite ten tą pilvą ir sėdmenis vienu metu, atsilošti tokia pozicija yra neįmanoma, nes tada jau Tai keli pratimai ir gal, kad būtų iki galo ta treniruotė pilna, šiek tiek pridėsim dar sprogstamai jėgai apatiniai grandiniai kojų. Tai dabar duosiu tau kitą žaislą, čia bus kamuoliukas, vėlgi labai puikiai tinka vaikai, nes labai dažnai nori ir būti pakelti, ir pakilnoti, ir pamėtyti, ir prisidėti prie sporto. Darysim paprastus pritupimus, bazinis pratimas ar ne. Tupiu, kiek išeina į kokį gylį pilnai pritūpti, tik tai iš čia ištiesiant lengvai šokti.
pasidarom tokią Kamuolį greičiau, ne? Kamuolį visą laiką lengviau svorį laikyti krūtinės lygmenyje, dėl to, kad žemiau nuleidžiant mes prarandam savo stabilumą. Op. Op. Ir pagrindiniai akcentai. Tupent visą laiką keliai turi žiūrėti lengvai į šoną, į šalis ir nesuvirsti į vidų. Lygiai taip pat pėda turi būti kuo stabilesnė ir kylant iš pritupimo pozicijos pilnai spaudžia žemę žemyn, kad pilnai aktyvuotųsi reikiami raumenys. Jeigu norite lengvos variacijos, vos pašokate, jeigu norite daugiau jėgos, daugiau sprogimo pridėti, tai tada tupėt žemyn, tenai suimat visas jėgas ir šokat tada jau šuolį kuo aukščiau, kuo labiau išsitempti. Kartojat pratimus, serijas pasirenkat pagal savo tikslą ir pakartojimų skaičių irgi pagal fizinį pasiruošimą kaip treniruotės tikslą. Taip. Tam kartui tiek. Iki pasimatymų.